Nerijau, kelintą kartą šią savaitę tu vėluoji. O, Morta, aš žinau, tikrai buvo užsirašęs, tai tada prižiūrėsim ketvirtą. Ačiū. Taigi, laikrodis rodo, kad tau, ponas Nerijau, laikas atsakinėti į klausimus iš praeitos pamokos. Žinoma, jei ponas Tobulybė, nieko prieš. Žinoma, ponas Tobulybė prieš. Kaip tai prieš? Jūs sakėt, jeigu nieko prieš, aš prieš. Tamstelė, tai buvo retorinis klausimas. Ką padarysi? Atsistosi. Atsistoju. Šaunuolis. Taigi, atsakyk man į kelias klausimus. Pirmas. Kada prasidėjo antikos laikotarpis? Seniai. Kiek Dzeusas turėjo vaikų? Geras klausimas. Daug Dzeusas turėjo vaikų. Kuriame savo mūšį Achilas žuvo? Elementaru. Jei žuvo, tai paskutinis ir buvo. Viskas, kas sėskis, man gana tų tavo nesąmonių. Tavo aš nesverbiu dve, jam tuj. Bet, ja, tu. Atsiprašau. Gramatinė klaida. Taigi, šią pamoką nagrinėsime keletą antikos laikotarpio mitų. Išdalinsiu jums lapus, kuriame bus vienas iš jų. Mitas apie Narcizą. Nerijus susapnavo antikos laikų mišką, pilną paslapčių ir netikėtumų. Apsižvalgė jis ir štai miško aikštelėje pamatė nuostabaus grožio nimfas. Wanna be on top? Jasmina! Estera! Sėdi! Rubė! Mes nimfos! Tai ką man dabar su jumis daryti? Pastebėjome tave klaidžiojantį. Kodėl tas gražuolis kaip tu vaikščioja vienas? Miške! Ar tau neliūdna? Mano kolius, kur noriu, ten ir vaikštau. Tu ne tik gražus, bet ir gerą humoro jausmą turi. Ir kojos. Nenustops apie tave galvojusi. Negalėsiu be tavęs gyventi. Mano gyvenimas be tavęs, kaip šis miškas be medžių. Dieve, tu toks tobulas. Nereikia man jūsų. Aš ir savęs turiu. Nežinau, kas būna tiems, kurie įskaudina nimfas. Na gerai, gerai. Tik atsisveikindamos, mes norim tau įteikti dovaną.
Taigi, kas man iš jūsų čia esančių galėtų atsakyti vieną ir labai paprastą klausimą. Kas nulėmė liūdną Narcizo dalią? Aš žinau. Negi nieks nežino. Aš žinau. Na, Nerijau, atsakyk. Iš tikrųjų, tai jis pats. Tai va, tas tavo Nerijus buvo visiškas narcizas. Tik kažkodėl visos panelės jį dievino. Dievino ne Nerijų. O ką? Leopardijų? Ta išlepintą turtuolių vaiką? Ta patį. Man pasakyk, kokia mergina nenorėtų turėti tokio vaikino, kuris išpildytų visus jų norus? Kodėl? Žmonės, kodėl? Jūs dedam patys. Leopardijau. Ar tai ne Facebookas? Ne, Ar tai Angry Birds? ne, O gal gali dar pažaist? ne. O ką tu po pamokų darai? Ne. Labas rytas. Sveiki, mokytojai. Labas. Labas, brangioji. O tu puikiai suglūsti? Gerai, pradedam pamoką. Pradedam pamoką, sakau. Laiko nėra, pradedam pamoką. Vadovėliai kur? Kište savo velį išmislą kuo giliau. Gerai, atsiverskit 54 puslapį. Kur čia sarka? 54 puslapį. Neturiu. Kaip tai neturi? Neturiu, namie palikau. Ach tai šitai. Gerai, kas yra absoliutizmas? Nežinau. Tu nieko nemoki ir manai, ką nors gero gausi iš to. Bet aš daug ką žinau iš to, ko jūs nežinot. Vaikeli, ko aš nežinau? Nu, pavyzdžiui, žinot, kas yra Angry Markeliūnai? Angry Markeliūnai. Tu tyčiasi iš manęs. Vaikeli, vien tik dėl to, jog aš esu paprastas istorijos mokytojas. Jūs manot, kad aš gyvenime kompo nelaikiau rankose. Aš dar vaikystėje perėjau visus jūsų tuos Far Cry'us, Left 4 Dead'us, GTA, CS-us, Super Mario, Minecraft'ą, World of Warcraft. Visus. Ir tu. Man dabar iki šitai. Gerai. Grįžtam prie temų. Pasakysiu, kad tu suprastum, kas yra absoliutizmas. Žinai tas kiaules iš savo žaidimo? Nu, Sakiau tas kiaules. Matei, viena kiaulė lygio gale yra su karūna. nu, Visos kiaulės ją be galo kvailai gerbdamos uždėjo karūną ir pasodino į sostą. nu, Kadangi jos nesugalvojo demokratijos, įsigalėjo absoliutinė monarchija. Aišku, Dieve. Kaip nuobodu. Leopardijus susapnavo Liudviko laikus.
jūsų šviesybė. Nu. Ką? Pone, mums reiktų aptarti šių rūmų išlaidas. Nėra čia ką aptarinėti. Tačiau, karaliau, jūs nesuvokėte. Aš nesuvokiu. Atsiprašau, jūsų šviesybė. Bet jūsų pinigų vonios tiesiog žlugdo valstybę. Ką tu čia nusišneki? Juk man patinka mano pinigų vonios. Tačiau, karaliau, žmonės skursta, badauja. Kyla nesusipratimai. Jie renkasi į grupuotes. Jie gali sukilti prieš jūs. Ką? Sukilti? Prieš mane? Onės? Ne, karaliau, žino mane. Tačiau mes nebegalime leisti pinigų šiems rūmams. Reik duokit jiems bent jau pavalgyti. Neduosiu. Ar tu nesupranti, kas aš esu? Man nesvarbu, kad žmonės badauja, skursta. Man visiškai nusispjaut ant jų. Aš neprivalau nieko dalinti su ta varguolių šutvė. Ne jie yra valstybė. Valstybė, tai aš. I work all night, I work all day, I pay the bills I have to pay. And still there never seems to be a single penny left for me. In my dreams I have a man. If I can be a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. A man like that is not fine, but I can't get him off my mind. And if he happened to be free, I bet he would fancy me. So I must leave, I have to go. The last day of someone I love. And when I watch another game, my life would never be the same. Money, 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 must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Ooh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. Revoliucija.
Netoks jau kietas tas tavo Leopardijus buvo. Lengvai. Ne taip ilgai karūną ant galvos laikas. Na, šį kartą gal pripažinsiu. Nebuvo jis toks kietas kaip... Kaip kas? Kaip Igoris. O Dieve! Tik ne Igoris. Labas, panos. Ko ne prie stalo gulės? Kontą rašo. Ką? Iš ko? Iš visko. Šiaulėnai išprotėjo. Sveiki, Hebra. Tu girdėjai? Mes šiandien matematikos kontrą rašom. Ką? Ką? Iš ko? Iš to, iš visko. Šiaulionį išprotėjo. Šeši, tu šitą uždavinį supranti? Nieko aš nepagautų, bet šitą bent bandėjai spręsti. Bandžiau, bet nieko neišėjo. O šitą teoremą pritaikyti moki? O va šitą, tarkim. Čia būdvyčio uždavinys. Ne.